Laidą pristato Auksinė mintis. Sako, kad kelias į vyro širdį per skrandį. Kokia nesąmonė. Jūs tikrai tikite, kad vyras eina pas meilužę sriubos? Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Labas, kolegė. Taip sakant, dar kartą su naujais. Su naujais. Kas nutiko, kodėl čia taip įtartinai sveikinatės dar kartų? Žinote, kolegė, visada maniau, kad mes žengėme į Europą, bet pasirodo... Kasgi čia pasirodo? Pasirodo, kad žengėme į Ameriką. Kaip į Ameriką? Nieko nesupratau. Tai va, prieš Seimo rinkimus mačiau, kaip vieno lietuvių vadas Stanislavas Buškevičius pasivadino šerifu. Kuo takiu? Šerifu. Jo rinkiminė kampanija skambėjo taip: nepaperkimas šerifas Lietuvoje Stanislavas Buškevičius. Gera nesąmonė. Tai kam čia tie amerikanizmai, tai čia ką, juokies ar rimtai? Jo, čia ne juokas. Taip net rinkiminėje knygelėje buvo parašyta ir paaiškinta, kad jis šerifas todėl, kad jam rūpi, kad jis žino ir kad jis gali. Kažkur tai esu girdėjęs šitas apalionės. Man rūpi, aš žinau ir mes galim, kaip alga 1509 litai ir panašiai. Čia dar, kolegė, ne viskas. Ir jo palinkėjimas jaunimui, paklausyk ir nesijuok. Nė lašo alkoholio, nė dūmo tabako, nė kvapo narkotikų. Ką gali šerifas? Daug. Kolegė, jūs kartais nejuokaujate, tyčiatės iš manęs, ar ką? Tikrai ne, nes tai buvo, bet pernai. Tačiau kodėl aš apie tai pradėjau kalbėti, kad amerikonizmai lenda pas mus ir šiais metais? Ir kurgi čia dabar lenda? Matai, nuo naujų metų vakarų šalių pavyzdžių Krekenavos regioninėme parke pradės dirbti Rangeris. Kas toksai dirbt pradės? Rangeris. Tipo Čakas Noris? Aš ir pradžioje taip maniau, bet pasirodo ne. A kas anas toks? Pasak regioninio parko direktorės Almos Kavaliauskienės, Rangerio pareigas einantis žmogus bus savotiškas sargas ir lankytojų konsultantas. Tokio gerai išmanančio aplinkos apsaugos įstatymus darbuotojo tikslas nenutverti pažeidėjų už pakarpos ir nubausti, o užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Kitaip ją pavadinti nebuvo įmanoma, kokiu nors giriniu ar dar ko nors panašiau, lietuviškai kad būtų. Matot, kolegė, sako, kad Rangerių pareigybės idėja buvo brandinama jau kurį laiką. Nuspręsta ją išbandyti keliose šalies saugomose teritorijose ir tarp jų pateko Krekenavos regioninis parkas. Ir kasgi čia tai Krekenavai bus tas Rangeris arba kitaip tariant girinis? Rangerio pareigas čia eis vyriausiasis specialistas, kraštotvarkininkas Robertas Grušas. Jis kartu su kitų nacionalinių regioninių parkų kolegomis dalyvavo Rangerių mokymuose, o jos organizavo saugomų teritorijų tarnybą. Tai klausyk, ant įskučio muštis mokės, ar tų parkų saugas be ginklo nieko nesupranta? Matai, direktorės teigimu, saugomose teritorijose žmonės dažnai nusižengia ne iš piktos valios, todėl ir ginklo čia nereikia. Žmonės nusižengia dėl nežinojimo, neišmanimo. Būdami nespecialistai, jie neseka teisės aktų, bet to dažnas nesupranta valdišką kalbą išdėstytų formuluočių. Žinai, kolegė, tu čia man prajuokinai. Tiesą sakant, iš kurgi žinot naujiesiams lietuviams, kad išvažiuojant iš miško nebūtina sudeginti pavėsinės, sulaužyti soliukų, iškapot kirviais medžių, ne? Nučiūdins vietą dedas, tai nieko aš nebegaliu pasakyti. Teisingai sakė tas ekstrasensas būrėjas, kad Panevėžy kitais metais nieko naujo. Vienu žodžiu, bardakas tęsiasi, o girinių kaip nėr, taip nėr.